Dauguma žmonių ginčiasi, kokia yra Žemė. Plokščia, apvali, kvadratinė, ar gyvybė jos viduje, ar išorėje, o gal apjuosta ledinė siena ir taip toliau. Žiūrint tokius video, norėtųsi pasakyti, kuo vaikas bežaistų, svarbu, kad jis neverktų, kaip ir šio laikinio pasaulio žmonės. Vietoj to, kad jie evoliucionuotų, vystytųsi, pradėtų dirbti su savo egoizmu, jie kreipia dėmesį Žemės būseną. Mano mėlieji, Žemė apvali didelių apimčių. Jos viduje egzistuoja gyvybė, kai taip, mėlieji, Žemė tai gyvas mechanizmas, sukurtas aukščiausio proto. Jei jūs norit suprasti Žemės sukūrimą, jums reikia turėti gebėjimą ir galimybę bendrauti su aukščiausiu protu bei gauti informaciją iš tyro šaltinio. Tuomet jums nereiks ginčytis, kokia yra Žemė. Jūs suprasit, jog ši planeta duota jums dėl vienintelio tikslo – vystymuisi, evoliucijai ir jūsų socialinio gyvenimo geroviai. Tokie žmonės net nesiginčia, jie priima viską kaip yra. Jų nedomina, kokia yra Žemė. Juos domina jų vidinė būsena, kaip jie užsitarnavo gyventi šioje Žemėje, ką jie daro šioje planetoje tam, kad ją papuošti bei pagerinti planetos būseną. Štai apie ką reikia galvoti, o visa kita tai momentai nukreipiantys žmonės į šalį. Žmogus užkimbo už vienos ar kitos informacijos, jis stengiasi rasti įrodymus. Dauguma žmonių tiesiog mėgsta ginčytis, žinot, kaip toji ragana viskam prieštarauja. Vietoj to, kad jie užsiimtų darbu su savimi, savo tiesioginę pareigą vystytis, kaip kalbėjo profesorius Preobroženskis, jie kreipia dėmesį į kažkokią kvailą informaciją, kuri visiškai neturi jokio patvirtinimo. Įsiminkit, mėlieji, visos planetos yra kuriamas aukščiausių protų, struktūrinių būdų atitinkančių rojaus lygio būseną. Rojaus lygis turi apvalų paviršių. Ši planeta yra elipsės formos. Kuomet planeta savo vystymosi procese plečiasi, o taip pat vystosi ir žmogus, tuomet žmonėje supranta ir planetos būseną. Visa problema tame, mėlėjai, jog planetoje nėra tų jėgų, kurios skatintų žmonijos vystymą. Net jei jos yra aukštesnėse šios planetos atmosferos sluoksniuose ir stengiasi nesikišti į tam tikrus žmonijos evoliucijos procesus. Žinant, kad žmonija nesivysto, o degraduoja, yra duodama neteisinga informacija. Kitaip tariant, neteisingos kortos, kurios apverčia aukštinkojom viską. Tam, kad turėti tikras žinias bei suprasti, kokia yra Žemė, ar jie apvali, kvadratinė ar plokščia, viską aprėpianti, reikia turėti aukštą būseną ir galią. Reikia turėti galimybę nuskaityti informaciją iš tyro šaltinio, o tam reikia pačiam būti tyru žmogumi. Reikia būti teisingų, rūpintis supančia aplinka, žmonija bei pačiu gyvenimu. Kuomet žmogus sugeba tai padaryti, jis užsitarnauja teisingą informaciją. Nenukrypkite į nesąmonės, atlikite savo tiesioginę pareigą, savęs vystymu bei darbu su savimi. Sėkmės jums!